galimybių prasibrauti į kitą etapą, tačiau tokių galimybių yra. Visų pirma, šiandieną reikia įveikti Maskvos srities Chimki komandą. Kamuolį iš užribio, aikštės šeimininkai, jie turi 10 taškų deficitą. Švedo perdavimas, tenka pripažinti tikrai itin aukštos klasės yra šis krepšininkas. Gavosi, kad gavome tokį savotišką knockdowną pirmame kėlinyje. Nežinau, kažkaip vyrai tikriausiai mobilizuosis, bet situacija tikrai sunki, bet nieko tokio. Reikia džiaugtis, kad žaidžiam prieš tokias galingas komandas ir vien būti čia top 16 turnyro fazėje, tai manau, kad yra didžiulis pasiekimas mūsų klubui. Žemesnio Rolando Williamsas iš toli. Mėžinas iš toli. 3 taškai. Mėžinas. Lorenzo Williamsas. Jo reitas ir 2 taškai. Kažką panašaus įmetė su Kauno Žalgiriu Lorenzo Williamsas. Laiko savo numylėtinius. Mėžino reitas. Perdavimas dar iš ir vėl dviženklis šių komandos pranašumas, taigi tenka pripažinti, kad šiandieną Chimki komanda iškovos pergalę ir tą pergalę galima sakyti, kad tikrai pelnyta.